Šiuose pradėjus dėlioti gardelę ir pratęsus ją Latvijos pusėn, linijų susikirtime atsiranda ir Dobelės rajone esanti Puokainė. Sakoma, kad čia sklinda ypatinga, žmonės gydanti, raminanti, apvalanti energija. Palyginus su Lopaičiais, Puokainė tuščia vieta. Tačiau žmonių potyriai, spėjami entuziastų radiniai, mokslininkų atsiliepimai, versijos ir tyrinėjimai sukėlė tokią susidomėjimo bangą, kad ši vieta jau beveik vienareikšmiškai vos ne žmogui palankios energijos sandėlių vadinama, o į jį plaukia ne tik vietiniai, bet ir lankytojai iš viso pasaulio. Matyt, vis dėlto dar yra iš žemės sklindančią energiją jaučiančių žmonių, kurie savo jausmus pasakoja kitiems, šie skleidžia plačiau, dar prisideda žiniasklaida ir Lopaičiai tampa visuotinės traukos objektu. Mažesnių akmenų apsuptas didesnės pagimdė versija, jog šioje spėjamos šventvietės vietoje Aitros upelio šiaurinėme šlaite gali būti palaidotas žynys, o akmuo su žmogaus rankomis iškaltų laivelio simboliu žymi žynių kapinių ribą. Jeigu kada nors paaiškės, jog čia iš tikrųjų kapinės, jos įrengtos pagal daugelio tautų tradiciją – už upės. Žmogaus rankomis iškaltas laivelio simbolis kartojasi natūraliai atsiradusioje akmens nuoskaloje, o pats akmuo rastas Lopaičiuose prie spėjamo žemėje iškasto tokio pat simbolio. O anot Londono Metropolitan universiteto dėstytojo Aivaro Citronso, maždaug prieš 3600 metų sukurtame 800 metų senesnėme už Stonehendžo baltų žynių vaidilų rašte apie gyvasties dausų laikmečio vedą arba rėdą pavaizduotas mėnuo arba gyvybės ir mirties laivelis, toks pat kaip Lopaičių akmenyse ir žemėje. Specialistai dar spėlioja, ar ši gana taisyklinga duobutė ant akmens esančio apskritimo viduryje atsirado natūraliai ar iškalta. Tačiau beveik visi sutarė, jog šis akmuo Lopaičiuose atsirado neatsitiktinai. Į pietinėme spėjamos Lopaičių šventvietės šlaite esančio akmens įdubimą ranka įkrenta kaip į pirštinę, o iš priekio aiškiai matosi žmogaus veidas. Dailininkas ir skulptorius Leonardas Černiauskas neabejoja, kad akys ir nosis žmogaus padarytos prisitaikant prie natūraliai atsiradusių lūpų linijų. Peties galvos peties liniją primenantį akmenį Lopaičių piliakalnio restauratoriai įdėjo į laiptų pakopą. Tokios pat formos akmenų, kurių keletas tašyti žmogaus rankomis, Lopaičiuose yra daugiau. Jų randama Vembutuose, Paunšvystyje, Vismalduose, Šventorkalnyje ant Platelių ežero kranto ir kitose spėjamose ar oficialiai pripažintose šventvietėse. Tokios formos akmenų koncentracija šiose vietose gimdo versiją apie senovės žmonių bandymus akmenyje pavaizduoti dievus, kurie stebėtinai panašus į šiais laikais ufologų surinktus susitikimų su ateiviais iš kosmoso liudininkų piešinius. Istoriniuose šaltiniuose minima, kad 1251 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Mindaugas prie Tvero susitiko su Žemaitijos didžiuoju kunigaikščiu Vykintu ir kalbino žemaičius jungtis prie Lietuvos. Derybos buvo nesėkmingos, sužeistam Mindaugui su palyda teko sprukti. Tveriškiai kryžkelėje šalia Lopaičių pastatė nedidelį aukurą, pasodino ąžuoliuką ir kalvelę prie Tverų varnių kelio vadina simbolinę karaliaus Mindaugo sužeidimo vietą. Kalne kareiviai praleidžia linksmai laiką. Jiems ten taip gerai einasi, kaip jokiam ciesoriui ant žemės. Kalnas atsiveria kožną kalėdų naktį, kareiviai išeina iš jo kaip po ugningi pavidalai, po tam valgo ir geria, kiek jų širdis trokšta, po tam jie šoka pagal balsus stebuklingai gražios muzikos ir tad jie pasidaro kariškas ginklų lošas. Ant pusiaunakčio jie grįžta atgal į kalną, kurs užpakalyje jų vėl užsidaro.
Taip byloja Edmundo Vekensteto užrašyta žemaičių legenda. Šita jos vieta turi fantastinį tęsinį, kurį vieni gali priimti kaip sutapimą, kiti kaip ženklą, treti lyg legendos įsikūnijimą. Kiekvienas anot Vekensteto užrašytus pasakojimus lietuviškai išguldžiusio Jono Šliūpo valnas priimti pagal savo suvokimą. Bet 2006 m. gruodžio 25 dieną, per pačias Kalėdas, saulei jau nusileidus, 3 minutės po 5 vakaro, telšiškis Linas Gintalas fotografavo savo šeimą šalia Lopaičių piliakalnio esančioje spėjamoje žemaičių pagonių šventvietėje, prie vėlgi spėjamo, tačiau itin gausiai lankomo dolmeno. Plika akimi nei Linas, nei jo žmona, nei sūnus nieko nematė. O iš skaitmeninio fotoaparato nuotrauką perkelus į kompiuterį, joje pasirodė keistas dolmeną dengiantis ūkas. Šiek tiek fantazijos turintis žmogus jame gali įžiūrėti veidą, kurį sudaro už ūko esančių dolmeno akmenų šešėliai. Tad iš legendos sužinojęs apie kalne laiką leidžiančius, per Kalėdas iš jo išeinančius žemaičių kareivius ir pamatęs Gintalo nuotrauką, kas nori valnas manyti, jog tai žemaičių iš Lopaičių piliakalnio dvasios pasirodė prieš fotoaparato objektyvą. Rietavo miškų urėdijos užsakymų rekonstruoti Lopaičių piliakalnis, kelias iki šventvietės, jau paruoštas ir pažintinio tako per Lopaičius projektas. Atsiras čia patogus eiti takai, laiptai, suoleliai poilsiui, rodyklės. Miškininkų kalba tai vadinama rekreacija, kuri skirta padėti žmogui būti arčiau gamtos, pailsinti nuo paklaikusio bėgimo per gyvenimą pavargusi kūną. O jeigu čia apsilankę žmogus dar ir prisiliečia prie praeities, atranda ne tik jos pėdsakų, bet ir norą geriau ją pažinti, tai galima vadinti ir patriotinio auklėjimo pradžia. Žinoma, ne viskas dar surasta, ne viskas suprasta, tačiau ne viskas ir prarasta. Jokių būdų visko, apie ką čia kalbėjome, nereikia priimti kaip neabejotinos tiesos. Bet jeigu ši trumpa pažintis atves į noro pažinti gamtą ir jos dėsnius taką, savo tėviškės praeitį, Rietavo miškininkų darbas nenueis veltui.